Va, žiūrėkit, draugai, kiek gražių sklandytuvų. Papasakosiu jums truputėlį, kas čia kaip skraido. Čia yra ne skraidyklės, čia yra sklandytuvai. Jie ruošiasi antros dienos kilimams. Vakar buvo atidarimas, buvo pirma diena. Va, taip išsirikiavę visi stovi. Čia šone buvo tokie ženkliukai sudėti, kad jie pagal eilės, nes tokiam eilėmis sustatyti. Ir kiekvieną dieną tos eilės prasistumė, kad kiekvienas stovėjęs vieną dieną gale, kitą dieną prasistumė per vieną į priekį, kad visiems būtų vienodos sąlygos pakilti. Va, žiūrėkit, kokie gražuoliai. Išblizginti, dulkės nuvalytos. Fantastika. Dabar svarbiau yra laikas, kuo ilgiau yra išbūti. 3 valandas, ne trumpiau, nes visas skaičiuojasi nuo 3 valandų. Ir turi būtinai grįžti čia atgal. Ar... Ja. O jeigu... Ne, man kaip kabina per trump. Kiek čia tų sklandytuvų, aš net nesuskaičiuoju. Kaip jaučiatės, ponai, prieš skrydį? Laukime. O tai kada kylat? Ar greitai, ar jau nebe? Ar žinot laiką? Lygtai sakė 9:30, už 10 minučių turėtų lėktuvai vilkti. Tai turėtų pirmosius iš ten pradėti vilkti, ne? Turbūt klubinė klasė, po to sportinė klubinė. Šitam kampe visa, ką matote, sportinė gale. Supratau. O vilks su vilgom? O Robinas irgi? Robinsonas ar Robinas. Robinas, man atrodo, Robin. Medinukas. Robinsiu dar šitą žalią poną direktorių šitų varžybų. Galvom daugiau čia tų debesiukų primuš, mums reiktų debesiukų, bet nieko nedaugėja, tai dabar ir kilsim. Pasižvalgyti kažkiek gero. Sakė, bandomai kažkokį kilimą darysit, tai kažką išvilksit pirmai ir žiūrėsit, kaip jam sekasi? Bandomai, bet turbūt visi kilsim, visi būry geriau, lengviau surasim. Supratau. Nu, gerai, sėkmės. Nu ką, Vilka ten užsikūrė. Einu dar trumpai prie Robino. Sėkmės, vyrai. Ponas Linas irgi ruošiasi su kokiu gražuoliu. Robinas. Nu ką, pirmieji jau lipa į vidų. Antroji Vilga užsikūrė. Truputėlį turės apšilti. Pilotai ruošiasi, maunasi parašiutus. Žiūrėkit, šitas oro stabdžius išsibando. Tokie fantastiški modeliukai. Tokie sparniukai, viskas lygu. Visi aileroniukai. Žiūrėkit, viskas uždangstyta. Atrodo, o čia pilotas ruošiasi, maunasi parašiutą. Būtinai va tokia va kepurytė. Jo, čia mažos reikalas. Čia yra jo. Neturi tokios nesisklaidytojas. O spalva svarbu? Jau čia kaip kariuomeniai pagal rangą. Balta jau yra aukščiausia rango, pas manęs dar tokia gelsva kažkokia. Robinas kilk,
Traverzė apkabinimo 600. Taip pakilo. Vismantas. Sklandytuvas pasiruošęs įtempę trosą ilgio. Sparnai jam truputį prilaiko, nes trolę ratukų neturi. Ir važiuojam. Pradžioje, kol greičio nėra, sparną reikia prilaikyti, kad negriūtų. Sklandytuvas jau ore, Robinas jau beveik, irgi jau atsiplėšė. Sklandytuvai, aišku, žymiai anksčiau atsiplėšė, jų sklandumas žymiai geresnis.